privalumas kalbėti pabaigoje kažkaip tai, nes gali reaguoti į tam tikrus dalykus ir iš karto atėjo kokia mintis, aišku, kad mes esam tam tikroj krizėj, bet neturim nusiminti jo, nes taip, krizėje atrodo, kad tas buldozeris važiuoja pakankamai žemyn, bet jeigu žiūrėtume istoriją, krizės ateina ir krizės praeina. Tai aišku, mes nežinom, kaip bus, kokia čia ta dinamika, bet tai, ką jūs čia darote, tai ką daro čia organizatoriai, tai iš tikrųjų yra nuostabu, tai ir padeda. Tai ir padeda, sakykim, tai tam tikra prasme atsvara yra tai krizai, tai todėl tikrai labai noriu padėkoti organizatoriam už suorganizavimą šito viso renginio ir už pakvietimą. Apie ką aš kalbėsiu, iš tikrųjų bandysiu kalbėti būtent apie sąžinę iš konstitucijos perspektyvos, bet kodėl jau buvo daug kas pasakyta, kodėl dabar mums verta, kodėl mes kalbam apie sakykime, sąžinę arba sąžinės laisvę. Tai žinom, yra įvairių konfliktų, problemų, sakykime, dvasininkų, politikų ar net katechitų teisė cituoti švento rašto vietas yra tam tikrose, kur rašoma, pavyzdžiui, apie tos pačios lyties asmenų lytinius santykius, yra susiduria su tam tikrom problemom. Ar, sakykime, matom tam tikras problemas su pedagogų teisė atsisakyti mokyti apie su gender ideologija susijusius dalykus. Matome problemų su tėvų teisė atsisakyti, kad jų vaikai būtų ugdomi pagal, sakykime, gyvenimo įgūdžių ugdymo ar kitas programas, jei tai prieštarauja jų sąžinė. Jau čia buvo kalbėta Andriaus, medikų farmacininkų teisė atsisakyti teikti paslaugas susijusias, sakykime, su abortais, jeigu tai prieštarauja jų sąžiniai. Paciento galų gale teisė atsisakyti skiepų, kurie pagaminti naudojant abortuotų vaikų kamienines ląsteles. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš tikrųjų čia tik tai keletą pavyzdžių paėmiau. Tai kaip kalbėsiu aš, tai būtent toksai trumpas pranešimo planas, tai visų pirma, dabar madingas tas žodis pasakojimas naratyvas, reiškia, tai konstitucijos naratyvas apie žmogų, nes čia yra, reiškia, sąžinės, religijos ir minties žodžio laisvė, tai yra žmogaus teisės, tai būtent apie žmogų, negalim kalbėti apie žmogaus teisės, nesuprantant žmogaus sampratos. Tada apie žmogaus sąžinės sąvoką ir žmogaus sąžinės laisvės sąvoką. Tai daugmaž toksai bus mano trumpas kalbėjimas. Dabar konstitucijos naratyvas apie žmogų. Ne apskritai kalbėsiu apie žmogų, bet būtent konstitucijos naratyvas. Dabar kodėl svarbu mums, sakykime, ypatingai krizės metu kalbėti apie konstituciją, todėl kad mes, mėlėjai, neturim kito, sakykime, socialinės sutarties, kuri mus sujungtų į pilietinę visuomenę. Sakytume, šventas raštas. Jo dėja, ne visi mūsų visuomenės nariai skaito šventą raštą, arba jeigu skaito gal skirtingą, o kiti visai neskaito. Tai konstitucija yra tas tekstas, ta sutartis, kuri mus suvienyje į tą pilietinę tautą. Tai todėl labai, ypatingai krizės metu, turim grįžti vėl prie ištakų, kas buvo prieš 30 metų, ir vėl iš naujo atrasti tuos paprastus dalykus. Tai labai ačiū Liudvikai, kad užsiminė apie kalbą, nes iš tikrųjų kalba yra esmė. Jeigu kalbą mes pakeisim, tai tada viską galim pakeisti. Bet ačiū Dievui turim konstituciją ir ten nėra tam tikrų terminų. Pavyzdžiui, mes net neturim tokių terminų kaip gender ar kažkokių kitokių. Tai mes turim tuos terminus ir jie yra, sakykime, konstituciškai įsementuoti. Tai dabar konstitucijos naratyvas apie žmogų. Visų pirma, dar vieną žodį apskritai apie konstituciją. Čia buvo kritikuojamas, reiškia, sekularizmas. Tai noriu pasakyti, kad
Aš kažkiek reabilituoti sekularizmą, nes bent jau pagal konstituciją sekularizmas arba pilietinė, sakykime, pilietiškumo sąvoka, jinai yra vertybė, konstitucinė vertybė, bent jau paminėta, kad pilietinės yra, reiškia pilietinės, atsiprašau, pasaulietiškumas, reiškia kaip sekularumas, pasaulietinės yra mokyklos. Ja, tai yra tam tikra konstitucinė vertybė, lygiai kaip ir žodžio laisvė yra vertybė. Tai vat, pasaulietiškumas tai nėra relativizmas, tai nėra relativumas, bent jau pagal konstitucijos sampratą, o tai yra, kaip ir visa konstitucija, tai yra balansas. Balansas, tam tikras balansas, čia jau buvo irgi kalbėta apie tai, reiškia būtent balansas tarp žmogaus teisių, visuomenės, reiškia, jo, arba, sakykime, daugumos, ne, ir kaip demokratijos, ir teisės arba teisinės valstybės. Čia vat, jau irgi kalbėjo, tai yra balansas. Ne? Tai dabar matom, kad tas balansas yra išsijudinęs. Bet jisai kažkaip, tai iš vienos pusės tai yra paradoksas. Atrodo, jeigu mes suteikiam, reiškia, žmogui prioritetą, ne? Tai yra vienas, jeigu mes tai visiškai gali prieštarauti daugumos, ne? Arba tai visiškai gali valstybės interesui prieštarauti, bet kažkaip paradoksaliai visgi po Antro pasaulinio karo šitas balansas veikia. Dabar matom, kad jis iš tikrųjų yra išsibalansavęs, bet ne pats balansas yra ir ne pačios tos vertybės yra kaltos, bet būtent tas išsibalansavimas mes turim vėl grįžti ir ieškoti šito sutarimo, šito balanso. Ne? Nes būtent tie, sakykime, trys žmogus, valstybė ir visuomenė, kaip dauguma, tie trys tokie atskaitos taškai, jie ir sudaro tam tikrą prasme mūsų visą konstitucinę sąrangą. Tai dabar apie žmogų. Jo, apskritai, konstitucija apie žmogų ar apie bet ką kitą, tai nėra nei filosofinis, nei teologinis kažkoks tai veikalas, jisai nepapasako, tai jo tas naratyvas nėra toksai išsamus kažkoks tai pasakojimas, ne, arba traktatas kažkoks mokslinis, ne. Bet visgi ten yra naratyvas, ne? Ten yra tam tikri terminai, kuriuos galima sudėti ir matyti, koksgi yra pasakojimas šiuo atveju, sakykime, apie žmogų. Ne? Tai vat, ką mes čia randame. Ir tiesiog dabar tarsi pasižiūrėkime, ne va tai pirmą kartą skaitydami, matydami šitą tekstą. Ne? Ir tiesiog vat, pasinerkime į šitą naratyvą. Ne? Važiui, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Dvasinius vartotojų interesus gina įstatymas. Tėvai rūpinasi vaikų religiniu ir doroviniu auklėjimu. Asmeniui padaryti materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi sąžinė. Čia yra žmonių, kur sako, Seimo nariai neturi sąžinės, tarp kitko. Tai aš taip negalvoju. Konstitucija ne tik tai sako, kad Seimo nariai turi sąžinę, bet kad jie, tokią prezumpciją daro, kad jie vadovaujasi savo sąžinę. Ne? Ir tarp kitko, tik apie Seimo narius konstitucija sako šitokį pasakojimą, pateikia. Toliau žiūrėkim, ką sako, reiškia, toliau apie sakykime, žmogų, jau, sakykime, žmogaus teisių kontekste. Čia labai gerai buvo pasakyta, kad neįmanoma, reiškia, prieš tai kalbėjusiu, neįmanoma kalbėti apie žmogų ir, sakykime, apie sąžinę už visuomenės ir valstybės ribų. Reiškia, nes ta prasme, kaip mes šiandien konstitucijų suprantam, kas yra žmogaus teisės, tame tarpe ir sąžinės laisvė yra visuomenėje ir valstybėje. Valstybė yra, kaip paradoksas, yra žmogaus teisų elementas. Reiškia, nes valstybė padeda įgyvendinti žmogaus teisės. Jis apgina, bet be valstybės kaip elemento tam tikro žmogaus teisų nebūtų žmogaus teisų, kaip mes šiandien suprantame. Tai vat pažiūrėkime kitas, reiškia, naratyvas jo, apie žmogų. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tiesiog įsiklausykim. Žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. Žmogaus laisvė neliečiama. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas.
Čia minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Įstatymui visi asmenys yra lygus. Stipru, taip? Tai dabar pabandysiu greitai kažkiek tai, sakykime, dekonstruoti tai, ką mes girdėjom. Ne? Tai visų pirma, sakykime, būtų tokia žmogaus konstitucinės sampratos dekonstrukcija, tai žmogus turi pagal 18 straipsnį nekintamą prigimtį. Čia ne teologinis traktatas tas sako, čia konstitucija sako, nekintamą prigimtį, kurią sudaro vyriška ar moteriška lytis, kad žmogus turi ne tik fizinį kūną, bet ir dvasią, žmogus turi dorovę ir moralę, žmogus yra laisvas, žmogus yra asmuo. Tai yra, jis turi santyki su kitu ir su valstybe, tai yra, pagal konstituciją jis yra pilietis, jis yra tėvas, vaikas, sutuoktinis, žmogus turi orumą ir privatumą, žmonės pagal prigimtį yra lygus, lygiateisiški, žmogus gali turėti tikėjimą ir religinius įsitikimus, ir žmogus turi sąžinę. Jūs įsivaizduojate, čia konstitucija? Čia ne filosofinis, moralinis, čia ne šventas raštas. Ne? Tai įsivaizduok, grįžtam prie kalbos. Ne? Už ko galima, kur yra dabar pamatas, už ko galima užsikabinti šitoj krizai, ne? Kur galime ieškoti, sakykime, šaltinio, kuris galėtų padėti iš krizės mums išeiti. Ne? Aišku, konstitucija taip pat kaip ir bet kokį kitą tekstą galima per tam tikras alegorijas, per tas analoginius, reiškia, dalykus mąstyti. Tai turbūt, pavyzdžiui, jeigu pasimtume švento rašto, sakykime, palyginimus, ne, kaip ten apie sąžinę nekalba, tarp kitų labai įdomu. Šventam rašte apie sąžinę nekalba, bet konstitucijoje yra kalbama, kuris tekstas yra tam tikrą prasme šventesnis. Pavyzdžiui, žibintų aliejus, kuris negali būti atiduotas niekam kitam, galėtų būti kaip sąžinė. Tos mergelės neatidavė. Kažkas yra tokio žmoguje, kur mes perleisti kitam negalim. Netgi jeigu ir labai prašo, duok. Ateina jaunikis, negaliu. Arba talentas, kuris negali būti užkastas. Sąžinė, mes turim ją tobulinti. Negali būti užkastas ir paliktas. Ne? Bet kas yra, sakykime, man gal įdomiausia, tai čia Mato Evangelijoje yra toksai, reiškia, pasažas, kur fariziejai klausė, mokytojau Jėzaus klausė, koks yra įsakymas yra didžiausias įstatyme. Tai Jėzus pacituoja Torą čia, aišku, sako, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu. Tai šitas jo atsakymas ne tik pasako apie Dievą kažką tai, kad jį mes turim mylėti visą širdimi, sielą ir protu, bet ir apie žmogų. Kas yra žmogaus esmė? Kas yra žmogaus esmė? Sako, širdis, siela ir protas. Ne? Tai tam tikra prasme, kas yra širdis, čia buvo, reiškia, irgi užsiminta, arba siela, čia galim sakyti, kad širdis yra tam tikra susijusi su siela ir su protu. Nėra tik protas, ne? Bet susijusi šita, reiškia, samprata širdies, arba širdis yra ir siela ir protas. Tai panašiai galime skaityti tą mūsų garsų į Konstitucijos 26 straipsnį. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Konstitucija neturi pateikti samprato apibrėžimą, kas yra sąžinė. Ne? Bet iš jos galime suprasti tam tikrą prasme, kad čia matom, kad sąžinė yra susijusi su mintimi tikėjimu. Kuria prasme čia su mintimi tai reiškia, kad iš vienos pusės tai yra bet kokie įsitikinimai žmogaus galėtų būti, bet iš kitos pusės labai svarbu, kad sąžinės laisvė labai yra jau konstitucijos siejama su tikėjimu ir religija. Nes šitą čia mes matėm sovietmečiu. Ne? Kas garsiausiai kalbėjo apie sąžinės laisvę? Ne? Tai būtent tikintieji. Ne? Čia, žinote, tikinčiųjų teisių gynimo komitetas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų konstitucija tam tikra prasme sąžinę atskleidžia kaip plačiaja prasme įsitikinimų, čia sakytume minties, ne, bet kartu ir tikėjimo ir religijos laisvės siejama.
Dabar jau einu į pabaigą. Čia irgi gal įdomu būtų tiesiog akcentus sudėlioti, jau kalbant apie žmogaus sąžinės sampratos, sakykime, jau konstitucijų žmogaus teisų kontekste, kaip žmogaus teisė, koks čia yra išskirtinumas, ne? Kas yra, reiškia, sąžinė pagal, ir sąžinės laisvė pagal konstituciją, kaip jinai skiriasi kuo palyginus su kitomis žmogaus teisėmis. Tai visų pirma, sąžinė pagal konstituciją yra žmogaus dvasinės prigimties dalis, tam tikra žmogaus esmė, kalbėjom, kur tu negali atiduoti kitam, ne? Ir čia buvo irgi pasakyta pranešime prieš mane, susijusi su jo laisvė, orumu, privatumu, dorove, moralė, bei su žmogaus teisė turėti tam tikrus moralinius ar religinius įsitikinimus. Čia pagal konstitucijos nuostatas. Ne? Antras, konstitucijos sąžinė pateikiama kartu su laisvė viešai išpažinti ir skleisti tikėjimą. Ir čia labai svarbu, reiškia, kad pagal konstituciją apskritai žmogaus teisės tai yra apie tai, kad mes turim jas įgyvendinti. Tai nėra teorija. Ne? Ir čia irgi kitas paradoksas yra, kad sąžinės laisvės, jeigu kalbam apie ją, kaip ir kitų žmogaus teisių ribos, jos pasimato tik tai, paradoksas, pažeidimo metu. Šiaip mes tik tai abstrakčiai galime suprasti, kas yra sąžinės laisvė ir kur jos ribos. Bet kai pažeidžia mūsų teisės, tada mes galim nustatyti tam tikras ribas. Ir čia, ką konstitucijas kalba, kad reiškia suskleidimu. Sąžinės laisvė yra apie skleidimą, ne apie tik mintį, ne apie, čia buvo kalbėta, kad yra norima, reiškia, kad, sakykime, asmenys ten į bažnyčią suvaryti, ne, jūs čia viduj turėkit savo sąžinės laisvę. Ne, reiškia, žmogaus teisės yra apie įgyvendinimą jų, ne, sako, skleidimas. Ir čia, aišku, konstitucijoje yra įvairių pavyzdžių, kaip pasireiškia konkrečiai sąžinės laisvė. Ir visų pirma, čia Andrius kalbėjo apie sąžinės išlygą, konstitucijoje yra numatyta galimybė pasirinkti alternatyvę krašto apsaugos tarnybą, jeigu kitokia tarnyba prieštarauja tavo sąžinė. Konstitucijoje yra numatyta, tu gali duoti priesaiką nepaminėdamas Dievo vardo, jeigu tai prieštarauja tavo sąžinė. Jo? Taip pat, reiškia, konstitucijoje yra garantuota rinkimų laisvė, kurią tu gali įgyvendinti pagal savo sąžinės laisvę. Tavęs negali niekas kitaip priversti. Ir yra slaptumas dėl to ir garantuojamas, kad garantuotų tavo sąžinės laisvę. Ne? Nu ir aišku, sakykime, mokykloje pasirinkti tikėjimą ar etiką, taip pat, aišku, čia jau ne konstitucija, švietimo įstatymo, bet taip pat yra nuostata, kuri įgyvendina būtent tą sąžinės laisvę. Kas dar įdomu, kad pagal konstitucijos 26 straipsnį, kur aš citavau, būtent sąžinės laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė. Yra konstitucija nepateikė, reiškia, sąrašo, kurios yra pagrindinės, kurios yra, kaip aš vadinčiau, socialinės, kultūrinės, profesinės ar ekonominės, bet iš jos konteksto galima sakyti, kad tos pirmosios kelios žmogaus teisės, tame tarpe ir sąžinės laisvė yra pagrindinė. Kas dar labai įdomu, kad tik sąžinės laisvė konstitucijoje įvardinta kaip laisvė, ne kaip teisė, bet kaip laisvė. Ne, čia jau irgi tai rodo tam tikrą išskirtinumą. Aš dabar nesigilinsiu, čia Vygantas labiau žino, kuo skiriasi teisės ir laisvės, bet tai parodo tam tikrą išskirtinumą. Ir netgi pasakyta tik prie sąžinės laisvės minties ir tikėjimo, kad ji yra nevaržoma. Prie jokios kitos konstitucinės teisės ar laisvės nėra pasakyta, kad jinai yra nevaržoma. Ne? Tai įsivaizduot, kaip konstitucija supranta, kokį išskirtinumą teikia sąžinės laisvė. Nu ir galų gale, kuria prasme nevaržoma. Tai nereiškia, kad negali būti ribojama. Čia labai teisingai Liudvikas buvo pasakyta, gali būti ribojama tam tikrais atvejais, bet tas terminas konstitucijų pavartojimas nevaržoma reiškia, kad jinai gali būti ribojama, tas ribojimas turi būti siauresnės apimties negu kitų prigimtinių žmogaus teisių. Gali būti tik siauresnės apimties. Galų gale netgi nepaprastosios padėties ir karo metu
pagal 145 straipsnį, ji negali, sąžinės laisvė negali būti apribota labiau negu kitų metų. Kaip, pavyzdžiui, kitos pagrindinės, kaip, sakykime, teisė į susirinkimą, reiškia, žodžio ir kitos laisvės gali būti apribojamos, bet nesąžinės laisvė, netgi nepaprastosios ir karo. Tai pagalvokim, koks konstitucijos naratyvas, apskritai ne tik tai apie žmogaus teisės, bet apie sąžinės laisvę. Kaip jinai ją mato. Ne? Ir tada grįžtu prie pirmojo, sakykime, prie pirmosios skaidrės, po viso to reiškia, ar iš tikrųjų žmogus Lietuvoje vis dar naudojasi, ne tik, kad gali, bet naudojasi savo sąžinės laisvę. Ne? Ar dvasininkai ir katechetai turi teisę cituoti švento rašto vietas, ne? Tam tikras. Ar pedagogai turi teisę viešai nepritarti gender ideologijai. Ar tėvai turi teisę atsisakyti ir auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Ar medikai, farmacininkai taip pat turi teisę pasinaudoti savo sąžinės laisvę ir pacientai taip atsisakyti skiepų, kurie pagaminti naudojant abortuotų vaikų kamienės ląsteles. Tai pamastykime, ne, kaip šitame konstituciniam naratyve, reiškia sąžinės laisvė, kaip jinai suprantama ir tada tikrai gal padės geriau atsakyti tuos klausimus. Ir pabaigai tikrai konstitucinė, kaip ir bet kokia kita žmogaus teisė, sąžinės laisvę galima įgyvendinti tik naudojantis ją. Pamastykim, jeigu mes persikenkim į tokią visuomenę Lietuvos, kur visi, kiekvienas pilietis naudojasi savo teisę, gina savo teisę. Pamastykim apie tokią visuomenę. Tai ar galėtų, sakykime, kažkas tai manipuliuoti šitokią visuomenę? Jeigu kiekvienas pilietis, jisai apskūstų, jeigu mano, kad jo sąžinės laisvė yra, reiškia, arba institucija, arba teismui, ne, viešai pasipikinti, ar galėtų būti kaip nors manipuliuojami? Negalėtų. Jo? Tai viską mes turim, iš tikrųjų, tai čia aš baigiu su tam tikra viltimi, viską mes turim, naudokimės tai. Tai ačiū labai.